Gerai, laba diena dar kartą. Jo, matau, kaip sakant, jau 4, tai taip girdisi. Ačiū už komentarą. Taip, trumpai, matau, mūsų čia nedaug narių yra, nes turbūt vasara savo daro, turi įtaką. Vasara atostogų metas, kaip sakant, ir gal ir susidomėjimas šiek tiek mažesnis yra. Bet, okei, tada pabendrausim tarpusavėje, pasistengsiu tilpti pusvalandžio laikotarpyje ir tada truputėlį pradžioje apie mus. Tai esam firma Hesura & Co. Virginijus mano vardas, atsakingas esu už prekybą. Inžinerinius klausimus sprendžia mano kolega, techninės skyriaus darbuotojai, kurie būtent sprendžia visus inžinerinius klausimus. Tai dabar šiai dienai norėjau pristatyti mūsų platinamą Pabaltyje steiko produkciją. Steiko tai yra vokiško medžio plaušo plokštės, medžio plaušo sijos. Ir būtent šią produkciją norėjau šiandien jums pristatyti. Tai yra, kad būtent šitas produktas būtent mūsų yra platinamas Pabaltyje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Bet šiandien didžiąją dalį norėčiau jūsų dėmesį skirti mūsų dvitėjinėms sijoms, kitaip dar vadinamoms IBIM dvitėjinės sijos, tai kurios, jeigu čia matosi, tai medžio plaušo intarpas ir laminuotas bruselis iš viršaus ir iš apačios susideda. Dvitėjinės medinės sijos, tai yra jos sertifikuotas, jos turinčios visus sertifikatus. Kaip sakau, vokiečiai yra padarę tiek sertifikatų, kad tiek gyvenime gal mes ir nesam panaudoję. Tai yra vokiškas produktas. Būtent dvitėjinės sijos, tai yra, kuo jos skiriasi, sakyčiau. Jos skiriasi visų pirma, jos yra gaminamos kelių rūšių. Bruselis gali būti 45, 60 ir net, kaip pavyzdys, palyginkim, 90 mm storio. Tai yra būtent visa tai yra atsižvelgiama ir daroma atsižvelgus į projekto niuansus. Kiekvienas projektas turi savo niuansus ir tai mes vertinam, tai darom, tai žiūrim ir tai duodam savo komentarus. Dvitėjinės sijos, šitos mūsų dvitėjinės sijos, kaip ir sakiau, medžio plaušo intarpas, tai norėjau įvardinti paprastą elementarų dalyką. Šiai dienai yra Pabaltyje karts nuo karto pasirodo sijos, dvitėjinės sijos, kurios yra su OSB plokštė, su vidiniu tuo intarpu. Tai būtent kuo skiriasi šios dvi plokštės, tai yra tankiu. Tankis tai yra, kur čia yra būtent 900 kg į kubinį metrą, kur OSB plokštės tankis yra 600 kg į kubinį metrą. Tai yra būtent intarpas sudaro ir tvirtumą, ir intarpas, būtent šitas intarpas, sakyčiau paprastai, nebijo drėgmės. Esam ne kartą išbandę statybos objektuose ir statybos aikštelėse, kad būtent, kaip sakant, buvo numesta, buvo palikta ir intarpas yra gavęs drėgmės ir paprasčiausiai jis neįsipučia. Taip pat viršutinis bruselis, kuo skiriasi nuo tų, taip liaudiškai, tarkim, garažiuke gaminamo, tai yra lamelės, klijuotos lamelės. Medis būna lukštenamas ir jis iš savo pusės būna padaromi lapai, kur būna suklijuojama. Suklijuojama tai vat būtent tos lamelės, kurios būna suklijuojamas, jos irgi suteikia laikančiasias visas apkrovas ir suteikia galimybės iš tom sijom, sakyčiau, uždengti bet kokį stogą, tik tai reikia skaičiuoti. Reikia vertinti, reikia žiūrėti ir reikia būtent projekto visus stogo ypatumus įvertinti. Sijos gali būti, kaip pavyzdys, gaminamas nuo 6 metrų ilgio iki 13 metrų ilgio
ir sijų aukštis, kaip pavyzdys, gali būti nuo 16 mm iki, čia net nebesimato, iki 400 aukščių. 400 aukščių, kas yra populiariausia būtent Europos rinkoje. Ir vat kaip jau ir matėte, tai yra sija taip pat gali būti gaminama su medžio apšiltinimo, medžio plaušo apšiltinimo. Ta prasme, jinai tampa stačiakampė. Nebereikia papildomų kažkokių tai kaštų, nebereikia, kad šiltinti greitesnį vyksta statybos surinkimo darbai aikštelėse. Vienas iš variantų. Tai yra Galvojat, kad paskui strigot? Laukit, kas čia pastrigo. Ne, man niekas nepastrigo, taip tik tais nutilo viskas. Minutėlę. Nesu toks, kaip sakant, labai išmanus. Bandom čia dabar pasireguliuoti. Jo, okei, važiuojam toliau. Tai vat būtent sijos pabaigiau su, kad stačiakampės gali būti su apšiltinimu. Taip pat būtent sijos, kuo yra gerai, turėkit minty. Čia, kad ir dvitėjinė sija, jinai ne hebas, jinai ne metalinė sija. Jos negalima lyginti vienas prie vieno, kaip ten sako, ai va, dvitėjinė sija, aš pakeisiu ten hebą kažkokį tai savo metalinį. Ne, tai nelaikys, tai apkrovas visai kitos laikančiosios, nemaišykit dviejų skirtingų dalykų. Kas yra su mūsų dvitėjinėm sijom gerai? Jos yra lengvos. Nereikia papildomų kranų, kažkokios technikos užsikėlimo. Jeigu ten statotės kažkokį tai nuosavą namą, tai du vyrai lengvai gali užsikelti į viršų be problemų ir nereikia jokių papildomų įsikėlimo kranų. Žinoma, sijas mes iš savo pusės pristatome į bent kurią Pabaltijo vietą. Tai žinoma, būna visokių kuriozų, kai kartais gauname užsakymą 13 metrų sija, fūra, visa kita, ir ten kokie sodo keliukai, kur neįmanoma atvežti ir panašiai. Tai jau tada būna iššūkių, bet visko gyvenime buvo, bet susitvarkėme su šitais. Tai jau tada vykdomi perkrovimai įvairūs dėl sijų pristatymą ir panašiai. Jeigu žvelgiant, kaip kiti sako, vai, čia vokiškas produktas, vai, čia bus didelis terminas ir panašiai, ne. Gan nemažą asortimentą mes turime vietoje, populiariausias pozicijas mes turime vietoje, tai būtent jeigu ne, tai savaitę dvi dasivežam iš gamyklos ir panašiai, tai čia nebūna didelių kažkokių tai terminų, nes vis tiek statybose tai maždaug vis tiek žiūrima kažkiek tai į priekį, mąstoma į priekį ir panašiai. Antipirenai, antiseptikai. Čia įdomus klausimas. Kiekvienoje Europos šalyje yra nacionaliniai reikalavimai ir tie nacionaliniai reikalavimai, jie labai labai skiriasi. Ten pas mus vieną, paskui kitus kitą, pas trečią. Teorija yra teorija, praktika yra praktika. Praktikoje galiu pasakyti, jeigu statant individualius kažkokius tai namus, tai 97% statybų principe nieko nereikia dengti ir nieko gamintojas nerekomenduoja. Nebent tai yra, jeigu projektai, nebent tai yra kažkoks tai, kaip sakant, pabrėžta, įvardinta ten projekte, įkeltas tas reikalavimas, tada jau reikia spręsti ir papildomai reikia kažkuo tai dengti. Bet jeigu tai yra savarankiškai, tai nereikia, nesiūlom ir nerekomenduojam tepti jokią papildomą, taip vadinamą, chemiją. Steiko turi padaręs, jeigu esat kažkuris tai projektuotojas, konstruktorius, ten architektas ar panašiai, kurie jeigu dirbat su tokiais dalykais, tai Steiko yra padaręs Steiko Express tokią programėlę, nemokamą programėlę. Galima paprasčiausiai atsisiųsti arba mum atsiųsti užklausą ir mes jums atsiunčiam nuorodą prisijungimui. Tai yra Steiko Express programėlė, kuri
projektuojant ar konstruojant kažkokias tai perdangas ar stogus, palengvina darbą. Palengvina darbą tai yra uždėjus atitinkamas apkrovas, uždėjus ten atitinkamus parametrus, jūs iš savo pusės, jum palengvina darbą, duoda rekomendacijas, kokias sijas galima naudoti. Steiko sijas galima naudoti. Nes buvo visokių atvejų, kai mes duodam iš savo pusės pasiūlymus, kas liečia su steiko sijom vadovaudavomisi atitinkamom programom ir taip toliau. O žmonės po kiek laiko skambino ir sako, kas čia dabar, kas čia per nesąmonę, ten perdanga įlindo. Pradedam aiškintis, kaip čia taip galėjo būti ir panašiai. O pasirodo, jis ten pagal mūsų rekomendaciją kažkokiam garažėlyje pasidarė kažkokias taisijas, ten tokią storę, tokią aukščio, kaip pavyzdys ten, ir bando priderinti prie programos atsakymą. Taip negalima daryti. Programa yra paskaičiuota atitinkamų gamintojų, atitinkamų sijom. Tai čia būtent tai yra ir noras, pastebėjimas, kad reikia vadovautis šią programą tik tai parinkant steiko dvitėjinės sijas. Dar būna toks, sakyčiau, dažnas kliento skambutis. Man reikia sijų. Ok, kokių? Nežinau. Pradedi klausinėti duomenų, irgi neaišku. Tai dažniausiai mes iš savo pusės visada stengiamės ne telefonu, o stengiamės elektroniniu būdu aiškinti šitą klausimą. Tai yra elektroniniu būdu, kitaip sakant, kad klientas siųstų mums elektroninę užklausą. Ar jeigu yra projektas, tai projekto, jeigu nėra projekto, tai, kaip sakau, trumpą rašinėlį. Tai yra, imkim dabar kaip pavyzdys stogas. Jeigu nėra projekto, tai mums reikalinga žinoti, koks nuolydis, kokia stogo danga, ar bus saulės elektrinė, ar nebus saulės elektrinės, kurioje Lietuvos vietai, ar Pabaltijo vietai, nes būna ir iš Skandinavijos, sakyčiau, užklausų kaip pavyzdys iš Švedijos, tai stovės namas. Ir penktas dalykas, ar bus stogas šiltintas ar ne. Tarpatomis, praleidau dar, ir tarpatomis. Tai įvertinę tik tai šitos parametrus, tada jau mūsų techninės skyriaus darbuotojai, inžinieriai duoda iš savo pusės atsakymą, rekomendaciją, kad galima naudoti atitinkamos steiko sijas ir kartu jau tada su atsakymu rekomendacija mes iš savo pusės pateikėm ir pasiūlymą, kad ten tokios sijos, tokio parametro, dedant tokio žingsnių, galima naudoti ir tiek tai kainuoja. Žinoma, tai klientui tokia užklausa įsiaiškinimas, tai nieko nekainuoja, tas sijų pamodeliavimas, tai nieko nekainuoja, tai individualiam klientam mes visą tą dalyką darom ir darom pagal galimybės kuo greičiau. Žinoma, būna daug užklausų, tai kartais gal dieną, dvi reikia palaukti, kai sezonas, tai ir iki 3-4 dienų būna, kad reikia palaukti, nes užklausų daug ateina, bet iš savo pusės duodami techninės skyriaus darbuotojai, tai jau prisima kaip ir garantija, kad tai laikys, nebus kažkokių tai nesąmonių, sakykim taip, neįvyks ir panašiai. Žinoma, tą patį steiko sijom galima naudoti, aš kalbėjau apie stogą, taip pat galima naudoti ir perdangai. Perdangai ne kartą buvo net skaičiuoti tokie parametrai, kai buvo suprojektuotas, ir pigesnis variantas tampa, kai buvo suprojektuotos betoninės plokštės ir pakeistos steiko dvitėjinėm sijom būtent, ir rezultatas ir greitesnis, ir pigesnis, ir lengvesnis viskas gaunasi. Būtent viso to projekto niuansai. Dar kas būtent praleidau, atsiprašau, vieną tokį punktą. Steiko dvitėjinėm sijom pagal atitinkamus parametrus, jeigu, pavyzdžiui, ar rekuperacija, kokie sanmazgai, ar elektra, galima gręžti apvalias skyles. Yra atitinkama lentelė, paskaičiavimai, kur galima gręžti atitinkamas skyles, kitaip sakant, pravesti komunikacijas. Nes, kaip pavyzdys, ten tarp 1-2 aukšto, tai visada atsiranda kažkur kažką, kad reikia pravedinėti. Ten tarp stogo irgi kartais būna. Tai galima pravesti komunikaciją, ko būtent negalima daryti ten su OSB sijom. Ir nerekomenduoju vien dėl OSB sijų, tai yra, kad statybų metu, jeigu gaus drėgmės, tai bus problemų.
bus problemų, USB patys žinot, kad laiką bėgant nuo drėgmės gali pradėti aižėti, gali pradėti skeldyti. Tai jeigu statant atsiranda kažkokios tai drėgmės problemas, tai galima susidurti tiksliai su nesklandumais statybos laiku. Taip pat, jeigu žiūrint, projektuojant ir mastant, kaip kiti sako, kad kaip su tom sijom ten kraigą suvesti, kaip ten užbaigimą padaryti, kaip ten prie kokio murlo tą pritvirtinti. Tai žinoma, čia yra ne kataloginės versijos, čia yra, kaip pavyzdys, mūsų modeliai įvairūs, bet visą šitą reikalą mes galime pateikti ir elektroniniai versijai, ar konstruktoriui, projektuotojai, ar pačiam žmogui, kad ta prasme galime pateikti elektroninį versiją, nes mazgų įvairių yra, mazgų katalogai yra, kur galima ir bent kokią namo vietą padaryti užbaigimą be didelių kažkokių tai papildomų kaštų. Šitos dvitėjinės sijos, ką aš noriu akcentuoti, kad tai būtent gana plačiai dabar pradėtos jau irgi naudoti, va čia Vilniuje, Rygoje yra statomi daugiabučių kvartalai, kur būtent jau irgi stogo visom konstrukcijom, lengvesnėm konstrukcijom, būtent kur vyksta ir renovacijos įvairios, o pavyzdžiui, senamiestyje, kur reikalingi lengvesnės konstrukcijos, tai gana plačiai taip pat yra jos pradėtos naudoti. Nes lengviau, paprasčiau, greičiau ir nereikalauja kažkokių tai papildomų, technikos kažkokios tai papildomus. Tai va tokie niuansai. O pagrindinis dalykas, jeigu projektuotojas konstruktorius irgi, ir kad ir individualus žmogus, ar projektuotojas konstruktorius neturi esmės. Pagrindinis dalykas, ką visada mes siūlom, siūskite mums užklausą. Nevarkite, laikas kainuoja, siūskite mums užklausą. Pagal namo projektą nurodot, man reikalingas stogas. Mūsų techninio skyriaus darbuotojai jums artimiausių laikų suteikia atsakymą. Galima naudoti tokias dvitėjinės sijas, kainuos tiek ir tiek. Arba ten tai duodam savo pasiūlymą, kad įkelti į projektą. Esate žmogus, abejojate, ar tokias sijas galima naudoti, ar ne tokias sijas galima naudoti. Taip pat, siūskite mums užklausą. Mes stengiamės ne telefonu atsakinėti, nes telefonu, gali būti nesklandumų. Paskui neduok dieve, nesuprasi kažko, blogai vienas kitą suprasi žodžiu, tai kad nebūtų kažkokių nesklandumų, tai visada mes stengiamės visą šitus klausimus kelti raštu. Kitaip sakant, žmogus atsiunti raštu, mes raštu atsakom. Už savo atsakymą tai jau kaip ir suteikiam garantiją, kad tai laikys, nebus nesklandumų kažkokių tai. Gal yra klausimų, nežinau, prabėgau tokius, stengiuosi, kad daug jūsų laiko neužimti, prabėgau tokius pagrindinius punktus, kad tai yra lengvos sijos, nereikalaujančios papildomos technikos, galima vesti komunikacijas, nebijo drėgmės ir gaminamas iki 13 metrų ilgio. Dar galima sakyti, nebuvo tokio stogo ar perdangos, kad neįmanoma būtų uždengti. Žinoma, jeigu bus ten perdanga kokie 10 metrų be vidurio atramos, tai bus ir aukštos sijos, ir tankios sijos, ir panašiai. Bet visada mes žiūrime ir rekomenduojame, siekiame tokio, kaip pasakyti, kad būtų protingas sprendimas. Jau tada reikia žiūrėti, gal yra kažkokia galimybė įrengti kažkokią tai atramą, ar ten su kažkokia siena, ar su kažkokia tai metalinė sija ir panašiai. Nes jeigu bus ilga ir aukšta, tai jinai bus ir brangesnis jų produktas. Skiriasi steikas, montuojamas savo. Palaukit, prie murlto ir hebos sujungimai tipiniai ir sudėtingi, nes ten vietoje montuojami minėtų pasigaminti. Ar prie murloto ir hebos sujungimai tipiniai ir sudėtingi nestandartiniai? Prie murloto taip galima, be abejo, yra sujungimai. Atsiųskit savo elektroninį, mes iš savo pusės galėsim jums persiųsti įvairius ten, sakykime, tai mazgus, kuriuos galima bus naudoti. Tai čia šitoje vietoje čia nėra galima ir kad ar eitų pasigaminti montuojant.
Žinoma, galim. Mes pačių sujungimo klausimų nesprendžiam. Sija būna statmena, bet jau čia vietoj susimontuoti, tai čia šitoje vietoje tiksliai be problemų galima. Permeskit savo elektroninį arba vėliau permeskit mum užklausą, kad reikalingi mazgai ten prie sujungimo. Nu, tai aš iš savo pusės čia ne aš, jau čia mano kolega tada inžinierius, tai šitą dalyką galėsim tiksliai be problemų permesti jums, pasidalinti visą tą informaciją. Tai va, o daugiau net nežinau. Gal dar kažkokių tai papildomų klausimų yra? Jeigu ne, tai tada aš iš savo pusės tik tai be abejo kviečiu siųskite informaciją, jeigu yra poreikis, ir mes iš savo pusės tenksimės jums kuo greičiau padėti išspręsti tą klausimą. Su šitom dvitėjinėm sijom, kad kaip žmonės sako, tai bus pigiau? Ne, tai nebus pigiau lyginant su medžiu, bet su šitom dvitėjinėm sijom bus patikimiau, nes tai yra lygus medis, kuris susukioja, jis nekeičia savo parametrų, jis netrūkinėja ir panašiai. Tai iš savo pusės jūs paprasčiausiai turėsit produktą, ilgametį produktą, nes tai jau yra ne naujiena. Tai yra gal po Baltiją tas produktas dar, kiek čia, 10 metų toks. Nu. O Europoje tai jau gal 50-60 metų šitos dvitėjinės sijos jos yra naudojamas. Degumas, rėjų 60, jeigu yra atitinkamos sumuštinės sudėtas ir panašiai. O visuomeninios pastatos, taip tai yra naudojami, taip tai yra daromi, taip jau yra įgyvendinti projektai buvo ir panašiai. Taip, kas liečia visą šitą, nes ir dabar būtent ir ministerijos keičiasi jau, berods, ar keitėsi, pasikeitė. Visi reikalavimai, tai šituose vietose buvo, jeigu žiūrint paprastai, tai darželis buvo jau darytas, buvo administracinė, tai yra ir rajonų, dabar bijau pameluoti, kuriam ten irgi buvo keli pastatai keičiami, tai ir daugiabučiuose namuose jau buvo naudotas stogų būtent konstrukcijoms, tai šitie reikalai jau tiksliai būna naudojami ir yra naudojami. Nes tai sakau dar kartą, tai yra, kas liečia techninę dokumentaciją ir būtent sertifikatai, tai visi šitoje vietoje yra. O degumas, taip, degumas REI 60 turi parametrą, jeigu viso to sumuštinio yra. Ir tiek, nežinau, daugiau minčių neturiu, daugiau jums kaip ir stengiausi kuo trumpiau visą tą dalyką papasakoti. Jeigu kils klausimų, tai Virginijus, virgis@hesora.lt, mūsų rekvizitus jūs matot, tai siųskit užklausą, skambinkit, pasišnekėsim, paaiškinsim ir panašiai. Tai, ačiū, geros dienos ir ačiū visiems už dėmesį. Viso, ačiū. Ačiū viso.